Labadiena visiems. Nors ir atrodytų Seime sesija pasibaigė, tačiau atostogauti niekas nesiruošia. Ir panašu, kad tie, kas gilinasi į nacionalinio saugumo klausimus, gynybos klausimus, tai jau tikrai to negalės padaryti vien dėl to, kad ministerija šiai dienai vadovauja krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė ir jos veiksmai, kuriuos daro vieną po kito, ne tai, kad suneramina, kad žmogus vadovauja krašto apsaugos ministerijai visiškai nenutuokianti situacijos, bet panašu atskleidžia tam tikrą galimą eigą, galimai neskaidrių procesų, kurie ruošiami ir reikia juos komentuoti viešai. Jeigu tai to nėra, tai gal tai duok Dieve, bet jeigu ruošiama būtent tai, ką aš dabar pasakysiu, tai turėtų visi suklusti, kad tie, kurie kažką tai kuria, kad jų pėdsakai ne tik kad matomi, aptikti, bet ir jau ir viešinami. Taip, kad turėtų sustoti kol dar laikas. Kodėl aš taip sakau? Žiūrėkit. Šiandien dieną išlindo dar vienas pranešimas, kad neva vyksta krašto apsaugos sistemo, tai kariuomenėje naujas tyrimas prieš būtent kariuomenės medicinos vadovą, kuris neva pasinaudojo transporto priemonių asmeniniais tiklais ir dabar padarytas tarnybinis patikrinimas, kuris panašu labai rimtas ir žiūrėkit, galbūt net reikės nuimti ir šį vadovą. Atrodytų nieko čia per daug keistų, bet kada seka paskui seka tam tikrų veiksmų arba sprendimų priverčia pamastyti. Žiūrėkit. Nematau jokios iki šios dienos aplinkybės arba priežasties, kuri turėjo būti viena iš pagrindinių nuimant kariuomenės karinės žvalgybos vadovą. Iki šios dienos, pabrėžiu, dabar darau įrašą ketvirtadienį ryte, iki šios dienos dar Nacionalinio saugumo gynybos komitetas negavęs iš krašto apsaugos ministerijos dokumentų, kurių užsiprašė, kad patvirtintų, kodėl būtent šis žvalgybos vadovas yra perkeltas į rezervą. Nėra. Komitetas yra nusprendęs nežaisti su Šakalienė katės ir pelės žaidimo, todėl rytoj daromės Nacionalinio saugumo gynybos komitetų posėdį vėl būtent šiuo klausimu. Panašu, kad kalbėsimės ir apie naują išlindusią atvejį, apie kurį mes vėl nieko nežinom, nes irgi kariuomenės medicinos vadovas tai yra šiaip irgi rimta pareigybė, kuri tikrai turėtų būti derinta su mūsų komitetu. Atrodytų gal ir nesusiję, bet turėtų derinti, nes būtent komitetas ir vykdo krašto apsaugos sistemos parlamentinę kontrolę. Jeigu mes kalbam apie gynybą, apie kariuomenės stiprinimą, apie diviziją, apie milijardinės lėšas, kurios bus skirtos ir tam tikras pokytis dabar daromas struktūrinis ar ne ir pareigybių skirimas, įvairiausi dalykai, tikrai komitetas turi dalyvauti tuose procesuose, bent jau būti supažindintas. Jeigu to nėra, panašu, kad vyksta kažkoks slaptas žaidimas, aš jį vadinsiu dabar tik tai iš tam tikrų aplinkybių, manau, čia mano bus tai kol kas nuomonė, bet ir apie jūs irgi pagalvokit, manau, kad vyksta valymas tam tikrų vadovų krašto apsaugos sistemoje, tai yra kariuomenė. Ir mano galva, kad tų vadovų, kurie arba nelojalūs, arba juos reikia pakeisti lojaliais. Priežastis viena, labai aiški. Ateina milijardinės lėšos į krašto apsaugos sistemą, į Lietuvos kariuomenę. Ir tas lėšas reikės įsisavinti, numatė per 5 metus Lietuva. Kai visą NATO apie 10 metų, Lietuva per 5 metus. Per šią kadenciją. Kad yra sukurta sistema, aš jau apie ją kalbu, ar nepanašu, ir trūksta tik tai kelių jau sprendimų, kai kurie etapai jau praėjo, kalbu pavyzdžiui apie poligrafų įstatymą, trūksta tik priėmimo stadijos, o poligrafas yra naudojamas tam, kur aš matau riziką, kad per jį, dabar jeigu toks bus priimtas, bus galima atsisijoti nelojalius verslus, netinkamus verslus, ne tuos verslus, kurie dalyvaus būtent tam tikrose viešuosiuose pirkimuose, kuriant tam tikrą gynybos pramonę galbūt, ar į kitus procesus įsijungti. Jeigu tu nelojalus, užteks kažkokios tai pažymos slaptos, kas jas gali rašyti, būtent karinė žvalgyba ar ne. Ir kol jos nepatikrinimą žmogui pasiūlys pasitikrinti poligrafu. Ir po pakeitimų, ką jūs siūlo, jeigu žmogus atsisakys, iš karto skaitysis nelojalus ir negalės dalyvauti tuose procesuose. Aš kai šitos klausimus kėliau, krašto apsaugos ministerijos atstovai sako, tai žmogus turės teisę skųstis į teismus. Sakau, turės, bet kol teismai praeis, seniai viešieji pirkimai bus pasibaigę ir procesai ir pinigai galbūt išnaudoti. Tai kai šitos matai visus procesus ar ne ir būtent tas aplinkybės sudėdi vieną krūvą, jos kelia nerimą. Žiūrėk, karinės žvalgybos vadovą keičia ir dar tokiu būdu, ar ne? Kodėl? Grėsmė tame, kad
gali valdyti informaciją karinę, kontražvalgybinę, ir tenais pažymų įvairiausių slaptų yra. Kol nepatikrins informacijos, procesas užtruks. Reikia vadovą pakeisti. Medicina, lazeriai, dronai yra tos rytys, kur mes pakankamai stiprus ir į tą pramonę mes manau, kad tikrai nemažai investuosim. Ar čia nesusiję irgi su tuo? Klausimas. Kad šitos procesus kontroliuotų žmogus net nutuokiantis situacijos, jisai tik tai figūra. Mes turim tokį krašto apsaugos ministrą, tai dabar ministrė, kuri įrodė, kad visiškai neadekvačiai mąsto ir tikrai tą patvirtina vienintelis užtekto aplinkybės, kada priima sprendimą evakuoti iš Austrijos, iš vidurio Europos žmogų, siunčia karinį lėktuvą, ekipažą ir taip toliau, kuris kainuoja mokesčių mokėtojams pinigų tikrai ne 1,000 eurų. Ir dar neaišku, kaip jinai įsijungia evakuaciją, kokiais įstatymo, kokiais punktais ar ne, kaip atsiranda krašto apsaugos ministerijos iniciatyva evakuacijai ir jinai nustumė į šoną ir nacionalinį krizių valdymo centrą ir panašiai, kuris būtent ir vykdė tą evakuaciją. Nežinau, tyrimas pasakys. Apie tai, kad NATO viršūnių samitų metu kariniai žvalgybos vadovą Lietuva nušalina, nusiunčia rezervą, visiems pasiūsdama signalą, kur visi tik tai spėlioja, tai tik rodo krašto apsaugos ministrės neadekvatumą, o toks žmogus tikrai reikalingas tiem procesams, kurie ateina, apie kuriuos aš dabar šneku. Tai aš nieko kito nematau, kaip ruošiamas arba daromas panašu sisteminis valymas kariuomenė. Jeigu to nėra, gerai. Bet jeigu tai yra milžiniška rizika. Ir nevaidinkit, kad dabar sėdi valdžioje skaidrus, labai protingi žmonės, visi ar ne. Ir tikrai čia mano dabar tie pamastymai, tai tikrai sąmokslo teorija. Aš jums dar vieną faktą ir kontrargumentą. Kad jūs nesat skaidruoliai, jūs vėl įrodyt ir savo veiksmais. Jūs keičiat baudžiamąjį kodeksą, tai yra iš kodekso išbraukėt piktnaudžiavimo straipsnį, kuris vienas pagrindinių kovai su korupcija. Iki 20 000, jeigu su piktnaudžiaus valdininkai, iš vis nebus nusikaltimų. Man nesuvokiamas tas dalykas. Jūs ne tik tai šitą padarė, neveikimas taip pat. O jis labai patogus vadovams, jeigu kažko nepamatė, nepadarė, atsirado tam tikra žala, iki 20 000, vėl bus paprastas pažeidimukas, Dieve mano. Čia ne transporto priemonė nepasinaudos savo tikslais. Čia kodeksas naikinamas. Ir aplamai, kada pakeitė skirsnį baudžiamajam kodekse, kad iki 20 000 jau nebus didelį žala valstybei. Ir dar netgi nematerialios nebus. Tai va, gerbėmieji, jūs nesate tie skaidruoliai, todėl kiekvienas jūsų veiksmas ir sprendimas turi būti žiūrimas per padidinimo stiklą. Ir tai, kad ką dabar sužinojo, kai žiniasklaida manęs ėmė dabar interviu, kad atsisako kariuomenės vadas netgi komentuoti elementarų dalyką, kas liečia dabar tyrimą pradėtą dėl vadovo būtent kariuomenėje, ne transporto priemonę pasinaudojo kažkaip tai asmeniniais tikslais ir dėl to jau vos ne dabar bus nušalintas ir kariuomenės vadas nekomentuoja. Tai tik rodo, kad turi milžinišką poveikį, turbūt daroma iš krašto apsaugos ministerijos, nes pasirodo, mūsų krašto apsaugos ministerija vėl išvykus ir ne bet kaip, ne ekonominė klasė, gerbėmieji, o biznio klasė. Įsivaizduojat, biznio klasė ten įkurti Filipinai ir kurie tenai pusė nuskrido. Kai žinom, kai visada Šakalienė keldavo klausimus, man reikia fotelio, man reikia sofos pagulėti, nes jei kažkur, kad tai turi problemų kažkur, tai reikia visą laiką palsėti. Jūs pastebėjote, jeigu ir televizijos laidose jinai viena, kai visi stovi, jai padėta kėdė pasėdėti. Tai gal čia ir skrydžiai visai komandai, būtent biznio klase, jau išpirkinėjami. Ir neva nieko čia nekainavo valstybei papildomų lėšų. Aš jau to nebetikiu. O kodėl nesinaudoti pinigais, jeigu ateina šitokie milijardai? Kai valstybės kontrolė sako, 2 milijonai panaudoti ne pagal paskirtį visai neseniai, kurie buvo skirti mūsų civiliniai saugos perspėjimo sistemai garsiniai. Kai apie 700 milijonų valstybės kontrolė negali pagrįsti, kur išleisti pinigai. Kai krašto apsaugos ministerijos sprendimai arba vykdytas irgi tam tikrus lėšų įsisavinimas dar vadovant konservatoriams prie Lauryno Kasčiūno. Ta analizė, tos pateiktos išvados irgi daugelį Šakalienės prašymų buvo įslaptintos. Gerbėmieji, vyksta negeri procesai. Bent jau aš manau, kad labai negeri. Todėl apie juos kalbam, viešinam, manau, sulauks jie daug dėmesio. Ir
Žiūrėsim, rytoj Nacionalinio saugumo gynybos komitetas, 10 val. Ryto. Žiūrėsim, kokius sprendimus priimsim. Taip kad ramių atostogų neplanuoju, bus apie ką kalbėti. Dabar susisteminu šis pavasario sesijos visus sprendimus, dar padarysiu pokalbį prie espreso kavos puodelio ir toliau stebėsim krašto apsaugos ministrį labai akylai ir tuos milijardus, kurie ateina būtent į šią sritį. Laukit, bus ne vienas dar, manau, vaizdo įrašas. Iki.